O kaip mes bendradarbiaujam? Na, tai man atrodo, bendradarbiaujam tokiu entuziazmo principu, kažkokias numetam meškerės tinklus ir paskui kas kimba, kas nekimba, kam įdomu, tas ateina, kas gali, tas sudalyvauja. Nu, man patinka, pavyzdžiui, kai žmonės patys irgi turi kažkokių minčių, o Dalia turi minčių. Ateina Dalia ir kažkokių irgi savo idėjų. Ir Dalia, ir Lina, mes jau esam bendradarbiavę keliose veiklose, taip pat ir prie kosminio darželio, tai mes jau savotiškai kosmonautės esam. Nors ne pačiam performance tai su Nunu buvom, bet pavyzdžiui tai, kas atsitiko paskui, tai praktiškai tas video su stotelėm, kaip pasivažinėjimas po atmintį, tai jau mūsų bendras su Lina sugalvojimas. Nes viena yra voliotis tam darželėje, kas yra labai smagu, nes dabar jis nugriautas ir tas voliojimas jis įgauna prasme, kadangi tu jauti santykį architektūros su kūnu. Bet kita vertus, o ką tu su tuo padarysi? Tai va mes kažkaip paėmėm ir padarėm, man atrodo visai nieko padarėm, nes paskui va buvo įtrauktas į feministinį archyvą šitas filmas, tarptautinę kolekciją su garsiom feministiniam menininkėm kaip Marinom Abramovič ir taip toliau. Iš Lietuvos ten yra tik tai Eglė Rakauskaitė. Tai gal mums reikia irgi pasigirti. Paskaičiau Facebook'e šiandien, Parulskis rašo, reikia pasigirti. Galvoju, jeigu kažką padarai, kažkur tave įtraukia, galima irgi pasigirti. Tai pasigirim. Tai daugiausia, ką darau su kultūristam, tai atsakomybė už vizualus, už fotografiją, už video, dokumentaciją darbų. Ir iš esmės daugiausia turbūt atlieku ne tiek idėjinį, kiek techninį darbą susijusi su kūriniais. Bet man tas labiausiai sekas, labiausiai patinka, tai manau, kad visai neblogai gal kartais gaunasi. Puikus bendradarbiavimai buvo Berlyne su kultūristam. Tai mes Berlyne ten ir sėdėjom. Ir beje, tenai buvo labai kosminis projektas, nes mes visą savo tą kambarėlį, kuris mums buvo skirtas kūrybai gyvenimui, įrengėm kaip kosminį laivą. Buvo visas sidabrinis ir labai realiai atrodo kaip turbūt tikras interjeras erdvėlaivio. Irgi susilaukėm daug gerų, man rodos, visai atsiliepimų. Jo buvo atėję iš Vokietijos televizijos, pafilmavo, visą tą projektą pristatinėjo, tai mūsų tam kambarėlį filmavo. Ir šiaip čia buvo turbūt vienas iš nedaugelio mūsų projektų, kur labai patiko žmonėm, užuot juos erzinę ar kažkaip nervinę, nes visi tuoj pat skubėdavo ten fotografuotis ir kiti ten įsitaisydavo, niekur nenorėdavo važiuoti. Nu, kažkur patogiai ant sofkutės tokios sidabrinės. Žmonių dalyvaujančių suma. Ir kiekvienas kažką įneša ir net jeigu jisai pradeda strigti, paskui po kiek laiko paaiškėja, kad tos pauzės ar kažkokie nesusipratimai irgi buvo svarbus, kažką padėjo suprasti. O dirbant grupėje ir ypač turint kažkiek tokį labiau politiškesnį ar aktyvistinį nusiteikimą, tai yra ypač svarbu susikalbėti. Nes ne tiek iš tikrųjų daug žmonių, kurie Lietuvoje, kurie nori reaguoti į tam tikrus politinius įvykius arba kad ir meno scenos tam tikras hierarchijas. Tai mes atsiduriam tokioj nišoj, kur kartais paklausinėjam tą architektūrą, paklausinėjam institucijų santykį, bet nesam tokios aštrios aktyvistės, nes kaip ir nėra tikslo išbėgti ir nuoga krūtine kažką pareikšti. Manau, kad tas protesto būdas veikia kitoje situacijoje, kitoje erdvėje, o mūsų situacijoje, ko gero, labiau netgi veikia tas dabar toksai populiarus konceptas kaip weak resistances. Dabar iš viso daug kalbama apie kažkokias nesėkmes arba kažkokią pralaimėjimo strategijas kaip labai konceptualų pasirinkimą. Kad tu eini ne iš to herojaus pozicijas, kad štai aš ateisiu ir sutriuškinsiu visas dailės pasaulyje, ten meno ar kultūros valdančias galias. Nei čia kas nors vienas ateis ir nesutriuškins. Ir yra visos tos struktūros labai tvirtos. Tai žymiai įdomiau vienoje vietoje pasikasti po pamatais, kitoje vietoje pasikasti. Apnuoginti tą visą tinklą
ir tiesiog kažkokį trumpą sujungimą padaryti. Gal mes kažkokią tokią kartais ar parazitinę strategiją padarom. Chuliganišką. Čia kaip toj 12 parodų, ne, palauk, čia Lietuvos dailė buvo kažkada. Ten kažkokią ekskursiją vedėjai. Taip, čia buvo Lietuvos dailė 10 metų, tai tokia alternatyvia paroda, egzistuojančią parodą įterpiau su reprodukcijom menininkų, kurių mano nuomonė trūksta. Ir taip, ir tokia jinai pabuvo paroda parodoje. Man atrodo visai įdomus formatas. Gaila, kad institucija, nors viena iš parodos dalių buvo institucinė kritika, bet tada tos kritikos nepriėmė ir tai tie mano paveiksliukai jau kitą dieną buvo nukabinti. Bet manau, kad tai yra geras būdas pradėti pokalbį, paskui tą sąrašą menininkų ir darbų išspausdino ŠMC interviu žurnalas, jisai yra pasilikęs istorijai. Tai gal visada įdomu, kad yra ne vienas didysis naratyvas, o daugiau pasakojimų. Tai mes čia tokius pasakojimus šiaip savo tų kampelių ir padarom karts nuo karto. Kai bendradarbiaujam, tai paprastai kiekvienu atveju aš klausiu, ar žmonės nori būti kaip kultūristės, kaip anoniminė grupė, neišskiriant kažko, ar jie nori būti kaip atskiri, kaip menininkai, ir vienais atvejais jie labiau nori būti savo vardais, kaip mes su Marija Trala bendradarbiavom, o kitu atveju kaip tik žmonės sako, o man taip yra įdomiau. Ir taip jeigu pasižiūrėjus į tuos žmonės, kurie ten buvo su mumis, kuriem šiaip yra įdomiau, tai yra didelis sąrašas. Iš tikrųjų. Čia nėra net jokia paslaptis, iš tiesų Agnė Narušytė jau savo straipsnėje Dailės žurnale labai daug tų kultūriščių sąjungininkių išvardijo. Taip. Tai mes nesam taip, kad labai išsislaptinę, bet tiesiog, nu kaip, ką dabar čia reklamuotis ten, nu gerai, Kreivytė, Mikonytė. Va. Kas ten aš tokia? Zaveckytė, čia labai gerai visas rimuojasi. Bet iš tiesų, esmė ir yra tokia, kad gal ta žinia yra svarbesnė, tam ir yra tie kostiumai, ne tai, kad mes kažko bijom, kad mes gausim ten į galvą, ne. Esmė tokia, kad nesvarbu, kas per žmonės ir kokie jie turi savo tą simbolinį krūvį. Vienas gal turi didesnį, kitas mažesnį, bet tai net nesvarbu mes iš kairės ar iš dešinės, nesvarbu, ar mes iš tų menų išeinam ar iš viso, kai kuriuose akcijose dalyvavo literatės, filosofės, tapytojas, kas tik nori. Tai visai iš tikrųjų nesvarbu. Jamsai, tu dalyvavai mūsų akcijoje labai įspūdingai. Ten su suknele. Tai patekai į pačią irštvą. Tai temos dažniausiai padiktuotos gyvenimo ir situacijos, nes jau nuo pirmų kūrinių buvo taip, kad kodėl iš viso kažkas atsirado, todėl kad lyg ir trūko kažkokio aktyvistinio meno. Kai buvo paroda Vartuose, kurią aš pati ir kuravau, vadinosi Šuolis iš savęs menininko identitetas, kur kviečiau menininkus daryti kūrinius sąmoningai reaguojančius į kitų menininkų kūrinius. Ten Jurga Barilaitė labai įdomų sukūrė tokį Ale Boyso, Ale Warholo tokią parafrazę. Bet pasižiūrėjau, daug menininkų reaguoja kažkaip į estetinius dalykus ar konceptualius, beveik niekas nereaguoja į kažkokius socialinius ar politinius. Ir tada mes ir sugalvom su Marta, kad reiktų padaryti kažkokias nacionalinės vyrų premijas, nes tiesiog šaukė, patys faktai šaukė ir labai atkakliai jie buvo ignoruojami. Ir taip paskui vienas po kito pradeda vyniotis, tu stebi situaciją, viešą erdvę, paaiškėja, kad tie monumentai vyksta daugybė diskusijų, o kaip statomi balvonai ant pjedestalų, taip statomi. Tai buvo tada Vilnius tavo kojinė tas projektas. Ir kai jau pradedi galvoti, kad galima sukišti tas falinės formas į kojines, taip savotiškai neutralizuojant, tada labai logiškai nuosekliai prieini prie tam tikrų misapropriacijų, pradedi galvoti, o kas yra kultūroje arba mene vyriška, moteriška, kas čia per konstrukcijos, kas padaro, kad vienas dalykas žymi kažkokią galią, o kitas žymi arba negalę, arba vienas yra kietas, kitas minkštas, tai yra susitarimo dalykai. Tada žiūri, kad
o ką, o jeigu sukeičiam vietomis, kaip tai veikia? Nu ir atiduodam kregždutes Mazūro žmogui. Nu ir staiga tasai žmogus irgi tampa alegorija, nors alegorijos yra visą laiką moters figūros, nes jie yra tušti signifikantai, ten maždaug ką nori, tą įdedi ir tada jinai tampa arba pergalė, arba tėvynė, arba kas tik nori. O dabar Mazūro žmogus kuriam laikui tapo pavasario alegorija. Tai taip viskas ir juda ir tiesiog iš gyvenimo, gal tas ir yra svarbiausia, kad ne tai, kad specialiai sėdi ir galvoji, ką čia dabar sukursi, o atsitinka kažkokia situacija, tu reaguoji. Nacionalinė dailės galerija atiduodama politikams. Taip, be didelių svarstymų, nors tam buvo ruošti statyti valdovų rūmai. Tai kaip, ir savotiškai žmonės padiskutuoja, bet niekas neatsitinka. Tai mes ir padarėm ten tą skraidančių lėkščių akciją, kai tikros lėkštės dužo. Bet tai yra toks atkreipimas dėmesio, ką reiškia tie pastatai, ar tie pastatai iš tikrųjų tik tai tokie simboliniai kiautai, kur gali bet kada ateiti, pasimti, politikai gali paimti, atiduoti, uždaryti, atidaryti. Gal vis dėlto ta kultūra yra svarbesnė, gal yra kažkokių esminių atramos taškų, į kurias reikia atsižvelgti. Tai taip ir klausim. Dar atsimenu šitą, kaip dariau kam, krašto apsaugos ministerijoje. Tai ten, kai dėl Gelgudos ir dėl Anglickaitės. Jo, kai tu darei parodą, ten skirtą žmogaus teisėms ir pakvietei daug menininkų, o jie užsienio reikalų ministerija atmetė Anglickaitės kūrinius. Jo, tai mes tada atsiėmėm savo darbą ir kartu greitai surengėm parodą Menininkai už žmogaus teisės, bet be cenzūros, kur kaip tik viską su LGBT tema padarėm. Tai žinai, Evaldai, čia iš tikrųjų tu išprovokavai, pasidalinai Facebook'e, kad kaip čia dabar nori daryti parodą už žmogaus teisės, o patys cenzūruoja. Ir aš manau, kad labai gerai, kad tu tai padarai, nes nuo to laiko tos institucijos žymiai atsakingiau kalba apie teisės, nes anksčiau jos įsivaizdavo, kad galima taip selektyviai. Vienos teisės mums patinka, už vienas kovojam, o kitos teisės mums nepatinka.